Šiandien iš Zaporižės krypties atėjo svarbių naujienų. Čia Ukrainos pajėgos pradėjo valymo operaciją, kuri nustebino priešą, šis ją palaikė dideliu kontrpuolimu. Tai sukėlė prieštaringus pareiškimus ir įspėjimus iš Rusijos analitikų, kurie dar nesuvokė, kaip iš tikrųjų subyrėjo frontas. Standartinių kontrinfiltracijos priemonių metu Ukrainos žvalgyba aptiko priešo pėstininkus įsitvirtinusius pastate Pridorozhne į pietus nuo Ternuvate, todėl buvo pasiųsta valymo grupė. Tačiau dėl kritinio rusų Starlink praradimo ukrainiečiai susidūrė su gerokai mažesniu dronų aktyvumu ir tiksliu artilerijos apšaudimu. Dėl to valymo operacijos vyko daug greičiau nei įprastai, Ukrainos kariai likvidavo įsibrovėlius ir iškėlė nacionalinę vėliavą, taip patvirtindami kontrolę ir informacinėje erdvėje. Panašios lokalios valymo operacijos buvo pradėtos į pietus nuo Pokrovske ir Velyko Mikhailivkos, siekiant dar labiau stabilizuoti šiauriau esantį sektorių, pašalinant į priekį prasiskverbusius rusų dalinius, kurie buvo įsiskverbę per ankstesnius infiltravimosi išpuolius. Šių operacijų sėkmę sustiprino ir sėkmingi FPV dronų smūgiai į pozicijas, kurias naudojo rusų FPV operatoriai iš Rubicon padalinio, vienintelio galėjusio teikti šviesolaidinę dronų paramą, kurios neveikia Starlink sutrikimai. Ukrainos pajėgos taip pat taikėsi į rusų logistikos taškus, įskaitant bazę, kurioje buvo laikomos transporto priemonės, automobiliai, motociklai ir net arkliai. Papildomi 225 Ojo šturmo pulko vaizdo įrašai parodė, kaip rusų šturmo grupė buvo tiksliai smogta tuo metu, kai iš automobilio bagažinės krovėsi amunicija. Tokie nuostoliai dar labiau sumažino rusų mobilumą ir tik dar labiau paspartino Ukrainos valymo operacijų tempą užnugaryje, nes sausumos daliniai turėjo daug mažiau grėsmių ir galėjo veikti daug agresyviau. Svarbi detalė čia yra ta, kad kai rusų įsibrovėliai atvyksta į gyvenvietę, rusų pajėgos šią gyvenvietę ir prieš ją esančią teritoriją laiko užimta. Tačiau, kai jų įsibrovėliai buvo išvalyti iš gyvenviečių visame Huliapolės ir Dnipropetrovsko sektoriuose, rusai iš karto įsivaizdavo blogiausią scenarijų, esą vyksta didelis Ukrainos kontrpuolimas. Šią nerimą keliančią mintį dar labiau sustiprino pranešimai, kad Ukrainos pajėgos veikia rytinėme upės krante, kurį rusai laikė užimtu, nors iš tikrųjų ten tiesiog buvo fronto linija. Tai reiškia, kad dėl komunikacijos stokos Ukrainos smūgių užnugaryje, valymo operacijų ir ankstesnių klaidingų vietinių rusų vadų pranešimų, rusų generolų akimis žiūrint, ukrainiečiai ką tik pradėjo didžiausią kontrpuolimą nuo Kursko mūšio ir giliai veržėsi į rusų pozicijas. Rusijos informacinis aparatas iš karto perėmė šiuos pranešimus ir ėmė menkinti neegzistuojančią Ukrainos operaciją. Rusų pajėgos tvirtino, kad ji buvo atremta ir sustabdyta į rytus nuo upės, greitai sukurpė pranešimus apie Ukrainos pajėgų apsuptį ir sunaikinimą, vėlgi būtent palei dabartinę kontaktinę liniją. Ironiška, tačiau būtent Ukrainos vadovybė išsklaidė šią situaciją, viešai paneigdama kontrpuolimo šiame rajone teiginius ir taip sukompromitavusi rusus. Atstovas spaudai Vladislavas Vološinas pareiškė, kad rusų žemėlapiai neatitinka realybės, o Ukrainos veiksmai apsiriboja žvalgyba ir valymo operacijomis, o ne puolimu. Įdomu tai, kad rusai netiesiogiai pripažino, jog fronto linija yra būtent ten, kur ją nurodo Ukraina ir atvirojo šaltinio analitikai, o rusai savo laimėjimus buvo pervertinę daugiau nei 10 km. Pats paaiškinimas pabrėžia, kaip toli rusų suvokimas buvo nutolęs nuo realybės ir atskleidė gilesnį pažeidžiamumą. Rusų baimė dėl kontrpuolimo sukėlė dezorganizaciją, paniką ir skubotą reakciją, todėl Ukrainos daliniams buvo lengviau išvalyti įsibrovėlius. Pažymėtina, kad patikimi šaltiniai netgi pranešė, jog rusai šaudė į savo pačių šturmo grupės, kurios buvo pasiųstos tariamai sustabdyti neegzistuojančio puolimo. Apskritai, Ukrainos valymo operacijos į šiaurę nuo Huliapolės atskleidė Rusijos farsą, kai buvo perdėtai sureikšminami pasiekimai ir iš karto neigiami nesėkmės, o tuo pačiu metu rusiškas užimtos teritorijos raportavimo būdas privertė juos patikėti, kad vyksta didelis kontrpuolimas. Ukrainiečiams beveik sugriovus rusų liniją net to nesiekus, tai neabejotinai suteiks Ukrainos vadovybei naujų idėjų, kaip įgyvendinti strategiją ir padaryti tai iš tikrųjų. Nors ukrainiečiai linkę mokytis iš tokių patirčių, Rusijos vadovybė istoriškai to nedaro, klaidos bus kartojamos ir bus pasirengta jas išnaudoti. Ukraina nesiekė išprovokuoti žlugimo, tačiau Rusijos vadovybės paralyžius pavertė ribotas valymo operacijas viso sektoriaus sutrikdymų, vos tik pasirodė koordinuoto spaudimo ženklai.
Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.